Labas rytas, šiandien yra 5 diena, išeinam iš Kormajoro. Tai va, nuotaikos nekokios, biškiai apsižodžiavom su žmoninkais, bet čia natūralu. Einam, judam, žiūrėsim. O kad eina grupelėm tiesiog. Šiandien judam link Italijos, Šveicarijos kalnų perėjos. Nu, ten bus mažesnė nei užvakar, kur mes ten patyrėm tokį išbandymą, kurio gyvenime dar nebuvo tekę patirti. Bus ir mažesnis tas sukilimas. 200 mažiau, ar 300 mažiau metrų. Nu, matysim, svarbu oras, kad būtų geras. Šiandien biškiai pranašauja to lietaus, bet protarpiais, kiek nemaluoja tos prognozės, bus matyti vėlgi. Ką, judam. Čia žiūriu žuvusiems paminklus. Alpinistai. Kaip gatvelės. Namukai kaip. Nuo pačio miestelio ir kilom stačiai taip. Kvėpavimas visai pasikeitė, nes prakaitas irgi papylė biškį. Žiūrėkit, kaip blizga, jeigu matos tos uolienos. TMB, Kormajoro 20 minučių, 1, 2, 2, 3 sukilimas. Va, mes einam link to, valandą kem 5 ir Fudžio Bertone. Ir Bonati bus sekantis dar 4 valandas. Žygiuojam. 2,5 valandos kilom, užkilom į aukštį 1922 berods. Tuoj pažiūrėsiu. Jaučiu šlapėse su juodai. Jo, 1,920, 1,922. Čia paklaida rodo yra plius minus 4 metrai. Reikia biškį kvėpti orą, pasidarysim stopą, atsigersim. Tenais Mont Blancas, debesis sustoja. O tuoj parodysiu tą kaimelį, Kormajore. Antas. Mums šičia reikėti. 2 valandas 15 minučių. Sunkumas lygis TMB. Ten apačioj matosi tunelis į Prancūziją. Net nejauku darosi, kai taip žiūri. Šiandien būtinai turim pasiekti Šveicarijos sieną. Bus vėl kalnų perėja. Nežiūrėjau dar net sukilimo.
Tie visur refudžų pavadinimai, visi panašus. Makalai. Pareinama grupelė kiniečių. Čia biškį leidžiamės. Bijau paslysti. Lazdas tai rankos. Šiaip geras dalykas. Daug kur pagelbė. Ir sniegynuose. Praleidžiam. Šveicarijos liko apie 3 valandas, man atrodo. Vėlgi aš visą sakysiu apie, nes tikslių duomenų aš nelysiu. Nelysiu į Google, nesitikslinsiu. Pas mane yra paleista programėlė, tai ten pamatysiu viską. Kur esu tam tikrų laikų, kur sukilimai, kur nusileidimai, dienos nueiti keliai visi. Tai aš jau nepribursiu. Nu, dar laukia ilgas kelias mūsų. Nežinia, kokie iššūkiai laukia taip toliau. Tikiuosi, kad mes visus iššūkius įspręsim lengvai. Susidarosim su jais. Nu, karvutės, paskambinkit. O, stoja. Pasitikit. About an hour we'll probably be down towards the road and heading towards Mont Blanc. Ten tolumai matau takai, tai greičiausiai ten bus per kairiau. Nelabai tikiu, kad dešiniai. O gal? Ten toli. Nesuk iš kelio dėl takelio. Šliurkš kažkam buvo. Biškai atsipalaiduoja ir gali nučiuošti. O, gerai atrodo. Minų pridėjo, kad mažiau vaikščiotumėm. Normaliai. Kaip man čia praeid dabar, lazdos rankos. Op. Op. Kažkas važiavo jau.
Ir aš galiu nuvažiuoti besijuokdamas. Nu čia dar menkniekis. Buvo ten pas mums sudėtingesnių. Su vandeniu, su viskom. Sakau, čia tų ruožų begalė. Čia, man atrodo, mes einam patys sunkiausią ruožą. Nu ką, jeigu eiti, o ne grįžti dar kartą. Patutiu, nenoriu prisišnekėti. Italijos paskutinis taškas, Refugijos. Jau tam bus toliau Šveicarija. Vaizdai. Tam bus kažkur kalnų perėja į Šveicariją. Žiūrėsim. O nežinau, o gal ir ten kažkoks takas. Einu pažiūrėti prie lentos. Einam kartu vis. Reikės nueiti kokios Coca-Colos. Kažko įsijunginėja batareiką. Tai va, iš Kormojoro mes atėjom, Refugio Bertone mes irgi buvom. Čia yra irgi Refugio Bertonate kažkaip tas. Nu, tai va, eisim jo, ten vis. Ten jau bus Šveicarija. Greičiausiai ten reikės mums takeliais nueiti, kur debesis iš Šveicarijos pusė. O čia prie pat. Bam! Upė kalno pačioj. Mes iš ten parėjom. Nu, gražumėlis, gražumėlis. Pasaka. Čia esam albergiai. Paskui parodysiu kitur. Čia lovos jau tokios. Jau kiti kambariai tenais yra užimti. Eisiu parodysiu. Ten viskas užimta. Drabužiai, batai. Dušai. Tada tai parodysiu dušus. Įdomu. Italijoje. O įmeti monetą per šoną, 45 litrai vandens. Mūsų daiktai. Štai ir aš eisiu į bariuką. Bariukę užėjom pavalgyti. Albergiai. Miegojimo Refugio Elena, aukštis 2061. Labas rytas visiems, užmiršau. Pasilabin. Vaizdai tokie. Esam dar Italijoje, o ten kalnų perėja bus. Vėjas yra, vakar lyja stipri. Ten saulutė šviečia.
kaip visą laiką ištinės jaučiu. Oi, Raselas ant klypoje girdis. Jeigu jums girdis. Įdomus garsas, o čia iš upelių. Toks suaido. Esame perėję kalnų, tiksliau jau nusileidom iš ten ant 2540. Čia Italijos, Šveicarijos perėję. O ir su vaikais kokiais keliauja. Smagu matyti tokia grupelė. Biškai dabar drąsiau pasiėmiau drąsiau jau biškai galiu lasdas pasimti ir GoPro pafilmuoti, nes ten buvo neįmanoma. Vienu žodžiu, ant tiek kūnas įtemptas su lasdom, kojos raumenys jaučias, kad kaip be gali būti irgi įtempti ir jaučiu taip nuleidęs galą. Snarglys tabalai, nu neina, nei pasišnipš nieko. Oi. Taip pat čia pirmą mūsų kalnų perėjau irgi va tokio tipo buvo į kalną, bet plus labai stiprus vėjas ir dar su lietumu. Tai įsivaizduokit. Dabar palyginus dar geras oras. Nei lietaus, nei vėjas buvo, aišku, pačioj jau kalnų perėjos viršūnėj. Nu, bet kaip pirma buvo, iš Prancūzijos į Italiją, ten buvo bomba. Po biškį leidžiamės jau, esam Šveicarijai, oras pagerėjo, iš karto maloniau eiti netgi. Toks nusileidimas nestatus. Pažiūrėkit, kaip bando saulė prasiskverbti pro debesis. Čia taip šviesiau visur ir čia taip gražiai pereina tokia tamsuma. Irgi tas vaizdas gražiai susilieja. Labai gražu. Nespėjau nufilmuoti paukštvanagis skrido. Iš karto girdėjom švilpikų perspėjimus. Matyt, šeiminėlė perspėjo apie paukštvanagį plėšrūną. Įdomi tie švilpikai. Švilpo grinai kaip žmonės. Sustojom Aubergiai, Šveicarijos pusėje. Atsigėriau, kas nuostabu man buvo Coca-Cola pilstom iš bačkos. Tai tokio skonio, nežinau, nerealiai. Jaučiu, nieko nejaučiu. Vaizdai tai
Kas buvo, čiut nenukritai. Dabar tokiu keliuku einam, tai fainai. Na čia jau toks lafai ėjimas. Nežinau vaizdai, tai pats net nežinau, ką filmuoti, akis ką mato, nu. Nerealiai, ten su sniegais, čia tokia žaluma, vėl ta saulė, tokį šleifą, tokius atspalvius, kaip sakant, parenka, kad mums gražiau, mūsų akims būtų gražiau. Nu, nerealiai. Taip ir gimsta upės. Iš kalnų, ten tolimoj matosi irgi daug mažų upelių kalnų, susijungia į vieną, va taip va, kiek jų pilna čia. Ir įsivaizduokit, kiek per dieną, o tiksliau per parą, kiek čia tonų vandens sueina. Kartais, kai pradedi gilintis, atrodo, iš kur tas kranas viršui toks begalinis. Tai va, tirpsta ledynai. Kažin, po kiek čia metų jų nebebus. Bet iš pilnumojo tikiu, kad žmonija, jeigu nereaguos, nieko nedarys, jų čia ir nebus. O kągi, tie visi upeliai subėga į upę. Ta upė į dar didesnę upę. Na, išeina. Ar į jūrą viduržemio. Jeigu ten jau kažkur Ispanijoje, tai vandenyną tiesiai. Na taip. Pirmas oficialus kaimelis Šveicarijos Feret. Mes einam į Folie. Le Folie. Ten esu nusižiūrėjęs vieną tašką, kur miegosim. Miegosim palapinę greičiausiai. O 90%. Tai va. Priėmė oficialiai Šveicarijos kaimelį. O, kur mūsų? Kaip yra mūsų Le Folie. Le Folie. Tai va, į apačią. Ai, pro čia reikia eiti. Jo, žiūrėjau, galvoju, kaip čia. Le Folie, vo, 40 minučių. Sena bažnytėlė, jokių metų nenurodyta. Jinai restauruojama kažkiek tai. Medinė Marija su Jėzum jau skilusi per pusę. Matyti, metai savo daro. O vidus tai pritrenkia. Pažiūrėkit. Aišku, statybos reikmenys. Restauracijos tiksliau. Visa medinė.
status nusileidimas. Einu po biškį, kad traumą kokią negaučiau. Bet kas yra gerai, kad dabar perpranti tos ir žingsnius, ir koją kaip padėti. Man atrodo, ir sąnariukai jau biškį atidirbę yra. Vėl ta gaivuma nuo kalnų pusės. Gamtos jėga. Čia tokia smagi atkarpa. Miškelis toks. Neužteršta, nei ką, kaip sakant, plaučiai. Tiesiog jaučiu kaifuoja nuo to oro deguonies. Nu čia jau aukšta biškį. Bet upelis toks ramesnis, nei prieš tai. Tas matyti iš kalnų subėga ten tą kitą pagrindinį. Jo, ten apačioj jisai susijungia su kitu. Oi vėjas, laikau kepurę. Nu ką, atvykom į Le Folie. Kažkokie darbai. Nežinom, kur tas kempingas. Pasižymėsime, paskui pasižiūrės. Einam kažkur atsisės, nežinau, kažkokią nuošalę vietelę. Reikia pasidaryti pavalgyti. Šiandien tik tais kavos atsigėrėm. 2 pyragėlius ten itališkus dar užkandom. Aišku, Coca-Cola dar va tą vieną, dar 4 išgėriau. Einam mes nusipirkti į supermarketą. Eisim užkast kažką tai. Užkandom jogurtukų šveicariškų, snikeriuką grėbiau su karamelė toks riešutais ir tokia vieta su vitaminais. Aš pasiėmiau gėrimą šveicarišką. Ką, einam toliau žiūrėsim. Kaip jums mamukai tokie šveicariški. Šveicariški. Ir vaizdai. Autobusų stotelė, žiūrėkit, su daiktadėžėm, su knygom. Einu pažiūrėti. O gal čia yra laiškų dėžutės ir kiekvieno gyventojų. Cigaretėm. Nu įdomiai. Grand Hotel du Val Ferret. Čia greičiausiai gal vaikų stovykla kažkokia bus užpirkta.
trys apartamentai. Kaip padaryta netyčia, jeigu žmogus ar dar kažkas įkristų, gelbėjimo ratas, virvė, čia tokia kaip užtvankėlė kalnų upių. Matos vanduo pilkas, va ten pareina vanduo, o čia bam, toliau tęsiasi. Bet vėlgi, kaip dėl saugumo padaryta. Ko mane žavi Šveicarija? To ir žavi, kad taisyklės griežtos ir neprisigalvoja nesąmonių. Kempingas, laipiojimas viršų, palapinės pilnas, palapinių zona. Galvoju, kad kokie skautai, bet palei apsirengimą nematyti nei vieną skautą. Ja, čia neskautai. TMB. Šuo Šampeks. Mūsų sekantis Šampeks, bet oi, nugarą biškį sudūrė. Pasitaisau. Tai iki Šampekso 19 km. O čia yra ir tokių upelių. Čia greičiausiai iš po žiemos. Ir vantais ten didesnis jau eina. Iš po žiemos kiek sueina, subėga, o vasarai tušia. Išdžiūvę. Na, čia jeigu reikės čia eiti tiek tokiais. Čia netoks kojos padėjimas ir ant žemės raitais ir su čiurnos išnirimu ir taip toliau. Nusprendėm eiti link to, kur sakiau, miestelio 19 kg. Nežinau, ar darysim šiandien, nes jau dabar, man atrodo, 14-15 kg esame nuėję. Tai čia būtų Piriboras. Nu, ne Piriboras, bet, nu, labai daug būtų rekordas. Vėlgi, biškį reikia saugoti ir kojas. Nes, pavyzdžiui, vakar ėjom link tos albergės. Tai jaučiasi, kai, nu, dienos pirmoji pusėje, tai yra tos sveikatos, vis tiek atsikeli, pailsi, kokios kavos išgeri, bandelę suvalgai. Antros dienos pusėje, ypač į vakarą, tai tiesiog jaučiasi, kad tu nebeturi jėgų iš vis. Ir tuo labiau, jeigu yra labai tokios pavojingos vietos, nu, yra rizikinga labai. Nes jau jaučiasi, kai raumuo, net dedikuoji kažkur aukščiau ar šoniau kalno, dreba tiesiog koja. Tai dėl ko ir sakau pavojingais. Aišku, kai čia pirmos dienos pusėje tu gali eini drąsiai, tai kažkaip tas tvirčiau tą koją. O pervargęs žmogus yra pervargęs žmogus. Čia priėjom dar vieną tokį kliučių ruožą, va, grandinės. Bam, 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 bam. Ir va, bandysiu nufilmuoti. Lazdas vienoj rankoj. Aukštis tai ohoho. Nieko nebeliktų iš manęs. Nu, liktų.
bijau kažkur užkliūti. Yra sudėtinga, va. Eini, šneki, žiūri, kur dedikuoja, komentuoji. Koks keliukas. Fantastika. Kaip per kokius kinus, nežinau. Žiauriai gerai atrodo. Užkandom tūno salotas. Šveicariško batoną. Po 5 eurus. Tai žiauriai skaniai. Vėlgi tas skanumas atsiranda tada, kai žmogus jaučiasi alkanas. Tai tada gali viską valgyti, viskas skaniai. Takelis taigi žiauriai gerai. Žiūrėkit, atėjom į kaimelį kažkokį Šveicarijos. Kokį senumo pastatai. Kažkoks, net nežinau pavadinimą. Tokie nameliukai. Nežinau, prieš kiek metų čia viskas statyta. Ką? Autentika. Jis tiesiog pakrypęs. Jeigu taip žiūrė, nu jo, jis pakrypęs į tą pusę. Geras. Pažiūrėkit, koks namas, akmuo ir namelis. O, tiesiai. Žiūrėkit, va, ką rašo. Draudžiamieji ženklai visur. Kad tas čia stabda. Su kepurius aprengtas, o. Neblogai, ne? Labas. Vienu žodžiu, vakar nuėjome tokį kaip, nu ne kempingas, ten toks baras Italijoje. Ir ten yra tokie šašlykinės, staliukai, lietsargiai. Ten dar ten visokių supinių ten vaikams. Ir taip toliau. Ten, nu, vienu žodžiu, tokias pramogų zona gal kažkokia. Tai galima šašliukus įkepti. Panašiai ten. Nu, panašus į kempingus kažkas panašaus. Mes priėjom prie to, nežinau, ar savininkas, ar iš darbuotojų kažkas. Aš jam sakau, ar galima čia pasistatyti palapinę. Jisai, no feret. Tai ten jo, paskui dėjom, tai jo, ten visur ta zona, palei upę tokia, kalnų. Nuo feret, draudžiamas stovyklavimas, laužų deginimas, ten dar kažkas panašaus kaip čia buvo. Ir jam neįdomu ten, ką jisai uždirbs už tą 40 eurų, jeigu ten gali savo licenciją prarasti ar baudą didžiulę gauti. Visio, jie nerizikuoja, nežaidžia tokiais dalykais. Susiradom lėčikę, čia vat, dėsim palapinę, dabar kavikės va, atsigersim. Šiandien nuėjom 27 kilus. 27 kilus, tai žiauru. Tuo labiau, kad buvo iš Italijos į Šveicariją žiaurų sukilimas, kol nuperėjo.
Tai pečiai tai skauda žiauriai. Jau su žmona irgi, va čia dar kilom, ten kilom. O sakėm, ir kojas nebeklauso niekas. Vienu žodžiu žiauru. Pasistatėm palapinikę, dar aišku nesitvirtinam. Kavai. Išgersim kavos biškį. Ir eisim gultis dar čia. Pasimėti esam daiktis. Tiek žinių šiandien. Rytoj pasimatysim, chebra.